esu Vaiga, Miss Vaiga. Aš šoku afro stilius, tai modernius afro stilius iš įvairių šalių Afrikos ir kartais mes juos visus miksuojam. Tai vat, šoku jau labai seniai, o šitus afrikietiškus stilius pradėjau juos gilintis nuo 2016 metų. Afro šokiai apskritai, aišku, jie yra visi labai skirtingi ir negalima pasakyti vienu apibūdinimu, kažkaip negalima panaudoti vieno apibūdinimo jiems visiems, bet aš sakyčiau, kad jie labai stipriai išlaisvinantys visus dalykus, kurie slypi pas mus galvose, visus įsikaustimai, visi nepatogumai, nes tų šokių šaknys yra labai skirtingos, bet jos yra tokios, kurios verčia tave eiti iš savo komforto zonos ir man atrodo visiems tai yra labai svarbu. Tai va tokie tie afro šokiai. Ir dar labai neįpareigojantis tuo pat metu, kadangi tu neprivalai nei būti kažkokia labai graži, nei būti seksuali, neprivalai niekam nieko įrodyti ar kažką vilioti, jeigu nori, prašau, jeigu ne, gali tiesiog būti tokia, kokia tu nori kažkokia. Visų pirma, tai aš išvažiavau iš Lietuvos, todėl kad labai norėjau šokti šitą stilių, o Lietuvoje jo nebuvo. Ir man užsidegė dupcė ir aš nusprendžiau išvažiuoti jų mokytis. Ir galų gale nusprendžiau, kad kažkur gyventi toli nebenoriu, noriu grįžti į Lietuvą, bet tuo pat metu nenoriu pamesti šitų šokių. Ir nusprendžiau, kad jeigu aš neatvešiu, tai tiesiog bus man nelaimė. Ir visų pirma, tai buvo dalykas, kurį aš padariau dėl savęs, kad aš turėčiau kažkokią vietą, kurioje aš galėčiau žydėti savo. Ir tai išsirutuliojo į kažką, kur dabar žydi daug žmonių. Taip, tai kaip šokis atsirado mano gyvenime, tai jisai atsirado, kai man buvo galbūt 12 metų, gal 11, aš jau šokti atsiradžiau šokius. Buvo labai juokinga. Aš prisimenu, tada išėjo Timberlake'o daina tokia, kur I just wanna love you, baby, yeah. Tai mes, prisimenu, maldavom mokytoją, kad pastatytų kažką tokio mums. Bet, žodžiu, buvo labai juokinga, buvom vaikai, galų gale po kažkiek lankymo aš pradėjau lankyti hip-hopą, paskui atsirado tango, atsirado visokie kiti poriniai šokiai, galų gale atsirado afro ir taip toliau, tai viskas buvo tokia besikeičianti terpė mano gyvenime. Man atrodo, iššūkis buvo pradėti, kadangi to nebuvo ir tu nežinai, ar žmonėms iš vis to reikia, ar jiems nereikia, ar jie žino, ar nežino. Ir kadangi ne visi dar žino, iki dabar kartais atsiranda dar tokių dalykų, kur yra žmonių, kurie galbūt norėtų, bet jie net nežino, kad vyksta pamokos, nes gal nepakankama sklaida, ar žmonės kažkaip nešneka, ar dar kažką. Ir tada vis yra pastovus toksai dalykas, kur tu vis stumi, kad kuo daugiau žmonių žinotų, kad šitie šokiai vyksta Lietuvoje. Tai, man atrodo, visą laiką yra toks sunkumas, su kuriuo mes susiduriame. Kai aš šoku, aš jaučiuosi baigiai. Jaučiuosi gerai nusiteikusi. Aš galbūt ne iš tų žmonių ir ne iš tų šokėjų, kur ten man labai liūdna, todėl aš ateinu į salę ir išjaučiu savo liūdesį per šokį. Aš ne iš tų žmonių, aš nesu ant tiek galbūt gili, nežinau, bet man šokis yra tiesiog kažkas, kas natūraliai yra pas mane galvoj ir kažkas, kas pastoviai iš tavęs lenda, tiesiog nenumaldomai lenda iš tavęs. Tai tu tiesiog gyveni gyvenimą ir tu klausai muzikos ir tu įsivaizduoji, kad tu šoki, arba tu eini pabėgioti ir užuot bėgus pradedi šokti, krenti, kūlveržtis, griūni, atsistoji, vėl bėgi šoki, nes tiesiog yra dalis tavęs, kuri nenori išlys galų gale. Tai va taip. Šokant aš išmokau atsiriboti nuo to, ką aplinkiniai žmonės gali apie tave pagalvoti ir kaip jie gali tave matyti, ar jiems tu gali pasirodyti kažkaip kvailai atrodanti, pasikėlus, kažką dar kitokį, tiesiog atsiriboti. Bet kas išmokė
galbūt ne tiek tas pats šokimas, kiek mokytojavimas ir šokų mokymas kitų žmonių išmokė labai pažiūrėti tą šokį iš daug skirtingų kampų ir kaip kiti žmonės jį mato, kaip jie su juo susiduria ir kaip kiti žmonės mokosi. Tai labai įdomu pasidaro. Aišku, įkvėpimas gali būti ir tie fiziniai žmonės, kiti šokėjai, kuriuos tu žiūri, kurie yra tau kaip tokie motivatoriai. Kitas dalykas yra, aišku, kadangi nėra tiek daug tų žmonių, kurie moko, yra tik tai keliese mes, tai atrodo visą laiką yra toksai, jeigu pavargsti, atrodo perdegai, nebenori, atrodo, nebedarysiu, nebenoriu, čia nesąmonė, bet tada tu pagalvoji, jeigu tu nedarysi, tai visi tie žmonės, kurie nori šokti ir kurie nori kažko pasiekti tame šokį arba tiesiog turėti tą vietą, kurioje jie gali atsipalaiduoti būtent taip su tavim, jie tiesiog to nebeturės ir tai labai motyvuoja duoti toliau žmonėm ir kažkaip būti dalis viso šito tokio judėjimo, kuris tiek daug žmonių jungia. Tai tas. Tai tie žmonės, kurie nedrįsta, tai galbūt pasakyčiau, kad nėra ko drįst ar nedrįst, nes nieks nestatys jūsų nuogų kažkur į sceną iš karto, nieks neateina mokėdami ir tam yra skirtos tos pamokos, kur mes visi galime ateiti ir kartu mokytis. Aš mokausi vis dar pamokose, mano mokiniai mokosi, mes dalinamės vieni su kitais, mes kartu atrodom kvailai, kartu atrodom gerai, kartu džiaugiamės pergalėm, kartu liūdim, jeigu kas nors neišeina. Ir jeigu nebūtų tos bendruomenės, tada būtų labai liūdna. Tai todėl nėra ko bijoti, nes visi su tokiais pačiais batais ateina, nemokšu. Tai visokai. Networkas. Visiems didžiausias galvos skausmas. Bet žiūrėk, geras.